Delfi televizijos eteryje laida Gamink su Dvaro legendos virtuvėje ir šalia manęs legenda Lietuvos country tėvas. Tas titulas vis dar priklauso jums, ar ne? Aš jo neskyriau, čia ne aš sugalvojau. Lietuva paskyrė ir aš vis dar vadinu Virgis Takėnas. Jis čia. Bravo, plojimai, čia visi ploja. Virgi, aš kai sužinau, kad jūs atvyksite į svečius, iš karto galvojau, su kokia skrybelė atvyksite, nes žinau, kad kiekviena skrybelė pas jūs turi temą, nuotaiką ir taip toliau. Kokia tai šiandien yra išskirtinė proga, dėl to aš sėdėjau išskirtinė. Šita skrybelė yra pati naujausioji. Reiškia, tai yra mano žmonos gimtadienio, kuriam netaip jau mažai yra 70 buvo vasara dovana. Čia yra toks kind of cylinder, reiškia, truputį, reiškia, tai naudoja muzikantai, roko, visą kitą, reiškia, aš manau, kad prie kulinarijos, kurioje aš esu prastas žinovas, bet aš ją labai gerbiu, nes ją vartoju. Kasdien esu vartotojas, tai aš galvoju, kad tikriausiai pabūsiu toks kažkoks neeilinis ir aš galvoju, šiandien šitai progai tiks. Tinka, labai tinka. Virgi, kada jūs susidėjot pirmą savo skrybelę? Tai buvo labai seniai. Pirmoji buvo tokia labai kepaliušas toks buvo, reiškia, nelabai, kuris panašus daugiau į pirties dangalą, reiškia. Bet tai jo laikas keitėsi, reiškia, ir aš supratau, kok pradžioje man buvo patiko kaubojiškos, riestais kraštais, paskui patruputį jos įsilygino, nes aš groju ne tik country muziką, bet ir folk muziką, bliuzas man patinka labai. Ir aš galvoju, kad, reiškia, charakterį išduoda. Iš kitos pusės skrybelė tai yra ne tik galvos dangalas, bet ir filosofija. Visų pirma, visą laiką tu esi po savo stogu. O be to skrybelė turi dar daug papildomų dalykų. Atrodo, kad jūs tituluotas kažkoks grafas esat. Čia gal grafas, bet yra kitas dalykas. Kitą kartą su kita skrybelė atvažiuosiu. Ten, pavyzdžiui, jeigu tavo pašnekovas tave vargina, tu tiek nuleidi galvą. Ir nematai. Ir, reiškia, nematai, sakai taip, retkarčiais, be abejo, būtinai žinoma. Užtenka tų 4 žodžių, reiškia, tu gali bendrauti. Bet iš tikrųjų tai yra tam tikra filosofija. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje daugėja skrybelisto ir kad pagaliau skrybės atėjo ir kulinarijos pasaulyje. Labai gerai. O dabar mes nuo skrybelių pereinam prie maisto, kurį jūs esat įsimylėjęs, vartojat, sakėt, bet negaminat daug. Jo, žodis daug yra per švelnus. Jūs negaminat? Čia tikslesnis. Šiek tiek gaminau, 0,5%, reiškia, ten, pavyzdžiui, labai esu geras maisto pašildytojas. Turiu savo keletą produktų, bet šiandien ne apie tai kalba. Šiandien apie tai, kas va čia sudėta, čia yra. Taip, šiandien mes kalbame apie jūsų mėgstamiausią Dvaro varškę, 9% riebumas. Aš žinok, esu išbandęs viską. Esu išbandęs ir 15%. Viena bobutė mane vaišino 30%. Bet aš supratau, kad 9 yra pati geriausia jėga, dėl to, kad išsaugo tai, ką nereikia per daug ir tai, kas iš daug ateina čia, tai yra 9 aukso vidurys. Viduriukas. Taip. Gerai. Tai varškė jums yra artimas produktas, nes, sakot, dažnai dieną pradedat nuo varškės. Varškė yra Virgio dienos startas. Aš esu, kad mano žmonos Ra ir jau aš džiaugiuosi atsiranda kitų žmonių, kurie, reiškia, būna kartais, kai namuose nėra varškės. Pasitaiko pas manininkus, taip žinokit, reiškia, parduotuvė nesuvaikščiota. Kas tada būna? Tai būna kiaušinėlytis. Tarp kiaušinė aš labai mėgstu valgyti ne namuose, nes man primena namus. O namuose aš mėgstu valgyti ką? Varškę. Vakarą. Aš irgi mėgstu valgyti varškę. Galim susidauti varškės daleliais. Ir dabar mes abu pagaminsime savo varškinius pusryčių patiekalus. Aš vis norėjau paklausti, o Indijoje valgo varškę ar ne? Indijoje. Šiaip indai labai mėgsta savo karves auginti prie savo namų. Jie visada turi šviežią pieną ir iš to pieno gamina visko daug. Labiausiai jie mėgsta valgyti jogurtinius visokius dalykus. Tai mes šiandien panaudokim tai, ką tu sakai. Žiūrėkit, visų pirma, mes turime graikiško. Man žodis Graikija ir Griekija. Panašiai. Bet tai gerai, kad mane išmokino, kas dabar išmokino, žmona užkybo ir pasakė taip, kad čia nėra to, ko per daug ir visa tai, ko reikia yra. Aš džiaugiuosi šito. Graikiškam jogurte. Jo, aš truputį įdedu jo čionai. Varškė ir jogurtas labai... Gerai, dabar svarbiausia generalinis ingredientas. Štai čia yra mano kaime, Vijolių kaime, sako, murmuliadas. Tai yra uogienė, bet reiškia iš tikrųjų čia yra, va, žinokit, specialiai šitas buvo. Jo, kaspinai, važia parašyta.
Obuoliai plus cinamonas 23 metai. 23. Tai žinokit, šitas dalykas atkeliavo iš, taip dėmesio, autorinis darbas. Taip, čia yra jūsų žmonos Ramutė Stakėnienė. Ramutė Stakėnienė. Jinai visą tą gamina, bet aš stipriai prisidedu lūpų žievę, aš pjaustau gabaliukais, susmulkinu, išimu graužtukus be abejo reiškia ir po to vyksta procesas jos. Žiūrėkit, paukštelėjo, teisingai yra. Čia ne šiaip sau, čia yra, taip sakyti, cinimonas, sakydavau. Cinimonas. Bet žinokit, paragau. Aš irgi noriu paragauti. Labai skaniai. Žiūrėkit, dabar mes noriu pasakyti. Nesakiau obuolienės, būtų tokios labai pigios. Aš žinau, kur atvažiavom. Tai va. Gerai, tai čia mes įdėjom jogurto, obuolinės. Taip, žinokit, va čia, va šitas daiktas, kuris vadina užmaunį ant piršto, kaip sakė Amšiejus, kadangi iš pagarbos profesoriui mes įdėkime man šitą uogą iš... Nuo piršto tai būtinai. Būtinai, reiškia, ir kitą uždedam, va. Taip, žiūrėkit, va, iš pagarbos. Kodėl man patinka vietės? Ogi todėl, kad jas skinant nereikia lenktis. O. Tu praškai ateini, atsistoji kultūringai. Labai nemėgstat lankytis, ne? O kam reikia? Taigi tu kitur turi kur užsimti visą. Tai va. Reiškia, šitos mėlynos, mano laikais vadindavosi mėlynėm dabar. Čia yra šilauogė. Nu gerai, iš mandagumo gamintojam, augintojam įdėkime jų keletą, gerai? Bet aš leisiu dar vis tik Amšiejų atsiminti, reiškia, uždėti taip. Dabar kartais aš tą darau, aš sumaišau. Bet man patinka nemaišyti. Man sakai, tu atsikabini, reiškia, vat užkabini to biškį daugiau, to mažiau, žinokit. Tai yra tam tikras skanavimas. Ir be abejo, tai visa tai greta yra kavos puodelis su pieno, bet cukraus. Nes čia yra pakankamai visko. Ir čia yra tas atominis užtaitas, kur duoda Virgiui mažiausiai 4-5 valandom energijos, kai jis galėtų daryti tai, ką jis daro, groti, daryti, skambinti, organizuoti. Jo, net visą tai yra labai svarbu. Aš kėdutę atsivežiau specialiai muzikanto, nes aš esu kaip muzikantas visų pirma, ne kaip kulinaras. Teisingai. Jūsų puikus pusryčių patiekalas, kuris pagaminamas labai paprastai, bet labai skanus ir aš jį panašų derinuką valgau. Pažiūrėkit, jis... Gerai, dabar laukiam, kas čia bus. Mano pusryčių labai paprastas patiekalas. Nebūtų rapūti. Čia apsimetam, kad yra griežta dieta dabar. Aš visada taip gyvenu, apsimesdamas, kad man dieta, bet man niekada nepavyksta... Aš anksčiau galvoju, kad čia fanėra, pasirodo, ne. Ne, čia ne fanėra, bet skonis kartais būna panašus. Bet žinau, kad sveika. Galima sviestą tepti. Tada dedame varškės. Vat kiek nors čia. Bet nenukrenta niekas. Nukrenta, būna visko. Tada? Taip. Čia Ramutė pavydėtum, čia jos produktas. Lašiša. Lašišos reikia daug dėti. Aš Portlende buvau ten, kur lašišų sostinė yra. Lašiša, jeigu, žinau, man irgi patinka lašiša. Man toks labai paprastas derinys, traputis, avokadas, varškė, kuo daugiau varškės, lašišos. Matot, aš negaliu irgi ingredientų. Supratau, labai gerai. Ir galima valgyti. Ir labai įdomus dalykas. Yra diena ir naktis. Yra yin ir yang, reiškia, yra saldu ir nesaldu. Bet mes vienas kitą labai papildom. Jūs ragaukit savo, aš ragauju savo. Ok, gerai. Kur mano ilgas šaukštas? Labai skaniai gavosi. Jum? Duosi paragauti. Ragaukit. Nu va, puikiai, mes susipažinom. O dabar galim daryti iššūkį. Gerai? Darom. Darom iššūkį. Antra dalis, Virgi, jūs kaip ir aš mėgstate ne tik varškę, bet ir sviestą. Pieno produktai. Taip, mes turime dvaro sviestą, turime jį tokiu pavidalu, kad jau būtų galima tepti kur nors, bet mes šį kartą netepimui naudosim. Jums reikės kurti iš sviesto gitaros skulptūrą. Wow. Sviestas yra toks puikiai tinkamas kažką lipdyti, išdrožti, su menais be muzikos, kaip nors. Jo, vaikystėje, kol tapau muzikanto, prieš muzikos mokyklą, vienas iš būrelių buvo skulptūros. Nu taip, mes čia puikiai. Iš plėstalino išmokau lipdyti, bet tik iš plėstalino. Sviesto pirmą kartą bus. Gerai. Dėmesio. Tai jūs čia turite labai rimtų įrankių. Aš žinau, kur važiuoju, bet iki galo
ne viską žinojau, dėl viso pikto. Jau kartais sviestas būtų kietas, tai čia yra... Padrožimas. Čia yra tarka, o Gitaros formos. Jo, bet čia iš Londono atkeliavo. Vienas iš 3053 eksponatų iš Virgio namų muziejaus. Kas čia? Čia yra mentelė. Jo, čia mentelė, šaukštas, reiškia, jau kartais sviestą reikėtų iš kažkur tai kabinti, nes jeigu tu išsuki, paskui reikia išimti. Va, čia yra, jis naudojamas, reiškia, taip, šiaip sausainiai, bet kadangi šį kartą darysim skulptūrą, tai pravers šitas. Ir be abejo, aš šitą atsivežiau, atsimenu, baisiai nustebęs buvau, taip prieš kokius 25, gal 30 metų iš Amerikos. Skalpelis? Čia ne, čia spraideris, čia teptuvui, reiškia, tepimo. Aš galvoju, kodėl pas juos... Sviestui tepim. Kodėl pas juos nepagalasta vilapėčiai. Čia gal nikštukų tokie mažučiai. Kaip vadinasi? Spraideris, tai yra tepimo peiliukas. Labai gerai. Virgi, tai kol jūs darysite gitaros skulptūrą, aš jums uždavinėsiu klausimus. Tame ir bus visas testas. Gerai? Važiuojam. Pradedam. Gerai, tai pirmas mano klausimas jums. Kas yra pieno pasterizacija? Kai mokinausi medicinoje, buvo toks dalykas, reiškia, tada biologijos paskaitose girdėjau apie Louis Pasteurą. Taip. Reiškia, paskui Taip, čia aš to... Ant tiek pasiruošęs? Jo, labai rimtai, reiškia, žinot. O po to sužinojau, kad jis yra daug gerų dalykų išradęs, tame tarpe pieno pasterizacija. Aš galvoju, kad tai yra vienas iš konservavimo būdų. Kaitinimo būdų pasterizuojimo. Taip, teisingai. Nuskaitau. Bravo, Virgi. Stengiuosi. Taip kaip analitikas, ne taip kaip paprastas žmogus. Analitiškai atsako. Kitas klausimas. Kas pavaizduota ant dvaro pieno pakelio? O, šitą labai gerai žinau. Man taip, aš esu taip lengvai įsimylėjęs į tą piemenaitę su mediniu kibirėliu, reiškia, labai panaši mano dabar antrąją anūkę, reiškia, Sofiją. Man sentimentai, pamatau iš karto, man taip, reiškia, kažkas tai tokio savo labai. Taip, mes čia turime pieno pakelį. Štai. Jūsų anūkė. Va, linkėjimai. Sofija, linkėjimai. Čia tu, žinok, net nežinojau, kad Lietuvoje esi čia tolimoje žemėje. Jin Amerikoje gyvena. Jin Amerikoje gyvena, jo. Virgi, trečias klausimas. Okay. Kuo pienas yra vertingas žmogaus organizmui? Balta kuldairais. Dėl to, kad yra baltymų daug. Aš tą žinau. Šiaip labai daug maistingų medžiagų yra. Ir aš galvoju, kad... Žinot kokių? Kokių pasakyk? Kalcis, kalis, fosforas, jodas, natris, magnis. Įtopėkų, kiek daug. Viskas yra. Gerai, ketvirtas. Kada žmonės pradėjo gerti gyvulių pieną? Aš manau tada, kai žmonės tapo žmonėmis, aiškiai, gali būti, kad pirmą atsirado ten tie visi ropliai, paskui, kai jau iš jų evoliucionavo iki žinduolio, o kadangi žinduolė reiškia žįsta. Taip. Tai reiškia yra ką, reiškia yra pienas, natūralu, nuo to reiškia ir pienas. Teisingai, prieš 10 000 metų. Bravo, Virgi. Eik tu savo, tiek daug. Bravo, prieš 90 000 metų. Tiksliai, viską jis žino. Ir paskutinis klausimas, kokioje šalyje yra daugiausiai karvių. Kai pamačiau laidą su Orijum apie Indiją, supratau, kad Indija... Tai, Virgi. Virgi, jūs esate šaunuolis, ar skulptūrą pagaminat jau? Praškai dar liko joje padaryti skylę, bet galbūt užskaitykime. Jau rodykit savo meną, nes aš jums jau dovanų turiu. Aš nenoriu dabar griauti viso įvaizdžio, reiškia. Va, padarykim taip, va čia yra, kurie groja, žiūrėkit, va. O, galima. Bravo. Užskaitykime. Sviesto gitarėlė. Bet kaip skamba sviesto gitara. Žinokit, tai yra kaip bliuzas, tai yra sviesto bliuzas. Galima net hitą sukurti būtų. Sviesto gitara. Niekas dar nepasakė, kad nepadaryta. O, mes tuoj turėsime. O čia jums dovana, Virgi, nuo mūsų visos komandos. Senojo dvaro. Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis. 6 mėnesių brandinimo apdovanotas Lietuvos metų gaminio apdovanojimu. Žiūrėkit, taip, tikrai viskas, pieno žvaigždės, kaip čia. Kiekvienai dienai po gabaliuką. Gerai, ačiū. Ačiū jums. Bet dabar žinot, ką reikia. Iki pilnos laimės reikia dainos. Kiekvieną rytą žadina kava. Be varškės kava ne ta. Ten, kur teka pieno upės ten, man norisi gyvent. Ten, kur teka pieno upės ten, man norisi gyvent.
va taip noris ten gyventi, o dabar, kaip sakant, į dvaro sveikatą, reiškia, taigi iš Virgio Bakalo, būkit sveiki, mylėkit pieną, kaip mes juos mylime. Legendų legenda, Virgis Stakėnas buvo laidoje.